14 užduotis. Taigi, tai kombinatorikos jau temos uždavinys. Turime 3 skaitmenis, 1, 5 ir 8, ir iš šitų skaitmenų sudaromi visi įmanomi keturženkliai skaičiai. Na, žinoma, aišku, aš kai pažiūrėjau šitą uždavinį, iš pradžių pagalvojau, nieko nepasakyta apie tai, ar skaičiai gali kartotis ar ne, bet šį kartą, aišku, čia jau bus tas variantas, kad akivaizdu, kad tie skaičiai gali kartotis, nes tiesiog ir neįmanoma kitaip užrašyti iš 3 duotų skaitmenų keturženklį skaičių, jog skaitmenys tame skaičiuje nesikartotų. Tai aišku, šį kartą, aišku, šita problema kaip ir išspręsta. Taigi, na, o pirmoji šio uždavinio dalis tiesiog prašė išsiaiškinti, kiek būtent galime užrašyti nelyginių keturženklių skaičių. Tai tiesiog ir žiūrime, kiekvienam skaitmeniui galime parinkti būtent skaičių, reiškia, kiek yra galimybių. Tai pirmą skaitmenį mes galime rinktis iš visų 3 duotų, antrą skaitmenį taip pat iš visų 3 duotų, trečią vėl, tik tai ketvirtą mes galime rinktis tik tai iš 2, kadangi turime atmesti 8, nes jeigu skaičius baigtųsi 8, tai tuomet jis jau būtų lyginis. Vadinasi, mums tinka tik tai, kai skaičius baigėsi 1 ir 5. Taigi, ketvirtą skaitmenį parinkti galimybė yra 2. Ir tiesiog paskui pritaikę kombinatorikos daugybos taisyklę ir paskaičiuojame 3 kart 3 kart 3 kart 2 yra lygu 54. Vadinasi, galime sudaryti 54 nelyginius keturženklius skaičius. Keli iš jų dalyjasi iš 5. Tai vėl labai viskas panašu į tai, ką mes sprendėme prieš tai. Tiesiog dabar jau turi būti sąlyga tokia paskutiniam skaitmeniui, jog jisai turi baigtis būtinai arba 0 arba 5. Kadangi šį kartą, aišku, 0 iš visų mums nėra duota, tai būtent ir bus tik tai viena galimybė parinkti ketvirtą skaitmenį, tai yra būtent, kad jisai būtų 5. Nes priminsiu, kad iš 5 dalyjasi tik tai tie skaičiai, kurių galia yra 0 arba 5. Tai ir vėl tada pradžia ta pati. Visus kitus 3 skaitmenis pirmuosius galime pasirinkti iš visų 3 duotųjų ir tiesiog gaunasi 3 kart 3 kart 3 kart 1 lygu 27. Vadinasi, keturženklių skaičių, kurie dalyjasi iš 5, galime sudaryti 27.